Aukštai kyla Džordžą Gagičius varžovų derinio 2-2 metu. Čia į kampą visiškai laisvam Arnoldui Kulbokai numestas kamuolys. Tiesiog idealiai išpildytas trenerių štabo sumanymas. Lygus rezultatas po Rubštavičiaus dvitaškio su pražanga. Dar sykį 2-2 žaidžia Vilkai ties tritaškio linijos viduriu. Galiausiai Jeffo Tayloro pasiekė kamuolys ir užbaigti atakos dėjimų iš viršaus. Ben Džordžas Gagičius kažkiek liečia kamuolį nepatogiai Taylorui. Tayloras nesukuba pelnyti taškų iš po krepšio, tačiau Kevonas pasileidžia greitą ataką ir pelno 2 taškus. Jau ir skirtingos emocijos ant Vilkų atsarginių žaidėjų suolelio, kai prieš tai gyrė dėl kairę ranką Gagičius metimo, dabar tikrai nepagirė, o čia Tayloras laisvas iš toli. Iš toli, bet štai tokie epizodai, štai tie metimai tieki. Žemaitis suranda Arnoldą Kulboką. Kulboka verčiasi į baudos aikštelę, agresyvus jo žaidimas ir persvertas rezultatas. Minioto perdavimas Starmanui ir šį sykį Trejšonas Starmanas. Taip stipriai skiriasi. Čia Tayloras prieš Bičkauskį, nugarą į krepšį, iš pirmo karto nesėkmingai, iš antro atskavoja kamuolį puolime ir vis dėlto pelno 2 taškus, bet norėtų dar ir... Čia Miniotas įstrigas tarp 2 žaidėjų, bet randa Taylorą, Tayloras randa laisvę, Žemaitis iš toli. Nepataiko Žemaitis, bet Turmanas atkovoja kamuolį puolime ir dabar jau Jeffrey Tayloras laisvas iš toli ir smeigia dar vieną tritaškį. Andrius geras perdavimas Minotui, Minotas gerai skaito situaciją, Žemaitis įsiveržė į baudos aikštelę. Sklendantis metimas, kuris yra tikslus. Sakiau. Žemaitis agresyviai atakuoja Martyną Varną, taškų nėra, Bruksas atkovoja kamuolį ir pelno taškus dėjimų iš viršaus. 7bet Lietkabelis įgyja jau 12 taškų persvarą. Čia Kulboka iš toli laisvas, prameta dar kartą Arnoldas. Auga tiesiog akyse panevėžiečių pranašumas sužaidus 7 minutės. Ketvirtajame ketvirtyje Kevonas darė savo žodį. Kovliaras. Siunčiamas kamuolys Džordžą Gagičiui. Ten atkirstas nuo kamuolio buvo Kovliaras. Rubštavičius spėjo atlikti metimą, bet spėjo ir gauti bloką per 24 sekundės. Be prasidedant paskutiniai pirmosios rungtynių pusės minutė. Kulbokos labai geras perdavimas Gerisonui Bruksui ir čia ir antroji Nenado Čanako turėta per... 4 iš jų Kristupas Žemaitis, bet Lietkabelis baudė labai dideliais procentais tas klases, o trečias kėlinys prasideda štai tokiu Gerisono Bruksų dėjimų iš viršaus. Jau faktiškai gelbėjo ataką Mantas Rubštavičius, buvo likusios vos kelios sekundės. Kevonas turi erdvės ir Kevonas tą erdvę verčia taiklių tritaškių. Ir jis sugebėjo tą nelygią kovą laimėti. Kevonas turi tai ir erdvės dar kartą ir Kevonas tą erdvę dar kartą. Na, žinai, kaip būna su tuo kontaktu ir po 3 sekundžių. Galbūt čia buvo tas kontaktas, kurį pajunti po 3 sekundžių. Pražanga užfiksuota, Jeffas Tayloras primena apie save. Rungtynių galutinės baigties klausimas atviras. Kovliaras 4 sekundės. Andrius perskaito situaciją, ką darys Kovliaras. Dabar Kevonas siunčia kamuolį į kampą Kulbokai. Kulboka Andriusui. Andriusas sudėtingas jo metimas, bet pramuša ledus. Andriusas be klaidų Jeffas Tayloras, bet dabar jo taiklaus tritaškio ir nematėme nuo pirmojo rungtynių ketvirčio. Čia kiek kontakto. Ir Kovliaras, ir Andriusas įsiutę. Tik dabar kyla, o kitam aikštės gale Gerisonas Bruksas įsirašo 2 taškį su pražanga. Daug veiksmo, daug emocijų. Čia Kevonas laisvas, gražiai pasigąsdina Varnas, bet nepataiko laisvo tritaškio, bet Bruksas vėl atkovoja kamuolį puolime. Čia Andriusas pasibando savo laimę ir smeigia tritaškį Martynui Varnui. Nepataiko mesdamas tritaškio, prieš tai sumetęs visus 4 pirmoje rungtynių pusėje. Seniai metė, jau 4 kėlinio antra pusė, tai tikrai senokai metė iš toli.